Ar žinote, kuomet tėvai pradeda dažniausiai ieškoti korepetitorių? Tuomet, kai jau pamato problemą. Pavyzdžiui, rugsėjai, kai po vasaros vaikui sunku susikaupti naujoje klasėje arba po ilgų žiemos atostogų, kai tampa akivaizdu, kad mokytis sekasi vis prasčiau, o susikaupti vis sunkiau. Tačiau svarbiausias klausimas yra ne kada ieškoti pagalbos, o kada geriausiai ją suteikti. Ir atsakymas labai aiškus. Ne tada, kai vaikui jau yra sunku, o tada, kai jis turi daugiausiai erdvės stiprėti. Vasara tam yra geriausias metas, kai nėra kasdienio trukdžių, namų darbų, kontrolinių, skubėjimų ir nuolatinės įtampos. Tuomet vaikas visą savo dėmesį gali skirti tam, kas vėliau jam padės mokykloje. Intensyvios Brain Gym treniruotės vyksta 7 savaitės, 2 valandas per dieną. Tai laikas, per kurį galima sustiprinti dėmesį, informacijos apdorojimą, mąstymo greitį, ko pasekoje vaikas įgauna didesnį atsakomybės jausmą, pasitikėjimą savimi, pradeda girdėti geriau mokytoją ir savarankiškai atlieka namų darbus. Todėl treniruotis verta ne tada, kai jau reikia gelbėti situaciją, o dabar, kai galime padėti vaikui iš esmės sustiprėti. Patikėkite, į mokyklą vaikas gali grįžti visiškai kitoks. Tai ne svajonė, tai realūs pokyčiai.